Sveiki. Šiandien pamoka yra apie blokus, kaip susiformuoja blokai, ego programos, kaip išbalansuojama yra energija. Priminsiu, kad matricoje visos energijos tai yra skaičiukai, arkanai, visi skaičiukai tai yra ego programos, kurios kažkada išsibalansavo. Reiškia energijos, kurios išsibalansavo ir toje vietoje atsirado kažkokia ego programa. Paaiškinsiu. Visa tai buvo 3D matricoje. 3D matricoje priminsiu, kad nebuvo meilės ir mums reikėjo praeiti tą patirtį be meilės ir reikėjo praeiti per tamsiąją pusę, per tamsą. Tam, kad mes galėtum pamatyti savo energijos poliarinę pusę. Nes kažkada mes žinojom, kad mes turim labai fainą energiją, stiprumą, bet tam, kad pamatyti jos poliusus ir vieną ir kitą, kaip jinai gali išsibalansuoti ir ką mes galim padaryti, jeigu destruktyviai naudoti tą energiją, mes turėjome praeiti ir per tamsiąją pusę ir panaudoti tą mūsų energiją kažkokiais kitais nelabai korektiškais būdais. Taigi pirmas yra dalykas, ką patirdavo žmogus savo įsikūnijime, tai yra pamoka. Tai yra pamoka. Ir žmogus gyvena ramiai, gyveno ir atsitiko kažkokia nelaimė, kažkokia tragedija, kažkas atsitiko tokio, kur jisai, kai jį sutrikdė ir jisai pasijuto labai labai blogai. Vat šitas žmogus, kuris pasijuto labai blogai. Va. Ir jisai nesuprato, kas čia per pamoka. Pavyzdžiui, jisai kažko neteko labai svarbaus, galbūt žmogaus, galbūt dar kažko. Ir jisai pradeda pykti. Jisai pradeda pykti ir galvoti, ką aš padariau, koks aš esu blogas. Ir jisai nesuvokia, kad jam reikia praeiti tą pamoką. Todėl ateina į tą vietą, kur jisai pradeda abejoti savim, ateina ego tarnas. Ir ateina angelas. Kai žmogus labai pyksta, jisai negirdi angelo. Kai žmogus nežino, kad jisai viduje turi meilės, kad jisai viduje turi kažkokį Dievo palaikymą, kad jisai turi energijos, kad jisai pats yra energijos. Iki to 3D matricoje mes šitų dalykų nežinojome ir mes nežinojom, kaip prisipildyti ir sunkioj situacijai nueiti į savo vidų ir gauti ten resursų, mes ten to nežinojome. Dėl to be galo buvo sunku atlaikyti tą skausmą, kuris atėjo per tą pamoką. Be galo sunku. Atsirado visokių jausmų susijusių su savęs nepriėmimu, kūrėjo nepriėmimu, to žmogaus, kuris padarė nepriėmimo, pasaulio nepriėmimo. Viskas yra blogai. Ir tam, kad šitą iškęsti 5D matricoje, pavyzdžiui, žmogus jau žino, kad aš tiesiog turiu pabūti savyje, tą suvokti, o kodėl man taip atsitiko ir ką aš turėjau per tai suvokti, kokią aš praeinu pamoką. Jisai žino vidinį savo resursų, nueina į ten, pasikrauna energiją, kur jisai visą laiką gauna iš viršaus, iš apačios, kaip pakrovėja, jisai turi savo pakrovėją. Šituo atveju jisai negirdi angelo, nes jisai nežino apie jos nieko, nes jisai net nesuvokia, kad tai yra toks pasaulis. O šita pusė, tamsioji pusė, jam sako, aš tau padėsiu iškęsti tą jausmą, bet man reikia kažko mainais. Ir tada žmogus sako, gerai, padėk. Kai jis sutinka, jisai savo
savo kažkokią dalį paslėpė savo šešėlyje. Tai yra jo psichika, jo siela ir atsiranda jo psichikoje kažkokia tamsioji dalis, šešėlis. Ir tamsioji pusė reikalauja tos jėgos daugiau nerodyti, nenaudoti, nes tai jam nenaudinga yra. Jam naudinga yra, kad maitintis iš tos tamsios pusės. Jisai gauna čia maitinimo šaltinį. Aš čia maitinuosi iš čia. Tu tik tai laikyk čia šešėlyje ir niekam nerodink savo jėgos, kurios tu atsisakėjai. Tai jam pasiūloma, pavyzdžiui, pasiimsim tamsios ego programų kortelę, jam, tarkim, pasiūlo atsisakyti savo seksualumo ir moteriškumo. Atsisakyk, niekam nerodyk, kad tu toks esi, kad tu esi graži, moteriška, seksuali ir per tą gėdą, kurį tu jausi, per tą nepasitikėjimą savimi, per tą savo moteriškos pusės nepriėmimą, kai tu negali naudoti savo jėgos, aš galėsiu maitintis iš to. O šviesioji pusė galėjo pasiūlyti kitą. Jinai galėjo pasiūlyti, pavyzdžiui, įsižeminti. Įsižeminti, tai reiškia, žmogus nemokėjo įsižeminti. Jeigu jisai mokėtų savo visą pyktį išleisti į žemę, jam nereikėtų šito pasiūlymo. Jisai tiesiog žinotų, kad aš pyktį galiu per savo energijos kanalą išleisti į žemę. Žemė ten viską transformuos, bet aš tada nemokėjau to padaryti. Ir tai yra normalu. 3D matricoje mes niekas nemokėjom įsižeminti, transformuoti savo jausmų. Todėl mes turėjom pasirašyti su ego atstovu kažkokią sutartį, kad nenaudoti savo šviesios dalies, savo kažkokios jėgos, tam, kad padėti visam pasauliui, tam, kad pasaulis galėtų būti šviesa. Jam buvo aktualu pasiimti tą šviesą, transformuoti į tamsą ir maitintis iš tų visų jausmų, kurie kylo būtent, kai žmogus turėjo tą poreikį pasireikšti kažkaip, bet negalėjo to pasipriešinimo, iš tos gėdos, kažkokio nepasitenkinimo, nes jeigu nėra moteriškumo, seksualumo, pasitenkinimo nėra, žmogus negauna jausmų, jausmai yra užblokuoti. Ir tam skirta būtent va šitas maitinimosi modelis. Tam, kad suvokti ir nutraukti tą ryšį, tam, kad šitą ryšį nutraukti, mums reikia nueiti į tą dalį, ten, kur slypi ta išstumta emocija, ten, kur slypi išstumta jėga, nueiti ten ir pasakyti, kaip galima įsižeminti, išmokinti ją kitaip. O kaip galėtų būti kitaip? Įsivaizduok, kad tada, tuo momentu, kai atsirado šitas barteris, nueiti ten ir pasakyti, o kas būtų, jeigu tu mokėtum įsižeminti ir išmokinti tą pusę, įsižeminti ir išleisti savo emociją į žemę. Tada mes transformuojam viską, nes nėra ateities, praeities ir dabarties. Viskas yra tas pats laikas. Ir jeigu mes nueisime į tą situaciją, prisiminsime, kada mes atsisakėme tos jėgos, kada mes nustojome pasitikėti savimi ir toj situacijai duosime savo resursų, primaitinsime savo vidinį vaiką, parodysime, kaip jam kitaip transformuoti savo emociją, tuomet poreikio šitam barteriui nėra. Ir tada atsiranda tarsi nauja galimybė kitaip gyventi tą gyvenimą ir tarsi mes perinam į tą